Ar kada nors matėte, kaip gimsta knygos? Dabar praleisime tą dalį, kaip knyga yra kuriama, kaip yra fotografuojama, rašomi tekstai, daromas dizainas. Dabar grinai apie gamybą. Į šitas didelės spausdinimo mašinas yra įtaisomos formos, pripilama dažų ir važiuoja. Prasidėjo visą tai nuo seno gero Gutenbergo, bet nuo to laiko progresas yra milžiniškas. Dabar tas formos daromos ne rankomis, o su specialiomis mašinomis. Juoda, geltona, žydra ir violetinė. Kiekvieną lanką reikia labai tiksliai pritaisyti. Tai yra precizinis procesas. Kiekviename tokiame lape arba lanke yra 16 puslapių. Dabar juos reikia sulankstyti specialia mašina. O tada visi šie sąsiuviniai yra sudedami tokia tvarka, kokie vėliau bus susiuvami. Ir štai su šita siuvimo mašinėlė visi sąsiuviniai yra susiuvami. Visas blokas pavirsta pagaliau į susiūtą knygą. Viršelis ir aplankas yra spausdinami atskirai, kita spaudos mašina. Šitas puškuojantis aparatas pagamina viršelius. Tada jau manai, kad knyga yra pagaminta, bet dar ne viskas. Nes kiekviena knyga rankytėmis dar yra įpakuojama į labai gražų folijuotą aplanką. Ir ant kiekvienos knygos mes dabar su dideliu pasididžiavimu dedam tokią juostelę, garbės juostą. Not just a book, an ambassador of Lithuania to the world. Ir štai šviežiai iškeptas šiltas pyragėlis. Prasibėgom 3 savaičių gamybos procesą per porą minučių. Patys matėte, kiek daug rankinio darbo yra įdedama į knygos pagaminimą, išspausdinimą, sulankstymą, susiuvimą. Labai ačiū Standard Impresa kolektyvui. Labai ačiū jums visiems, kad šitiek metų palaikote, perkate tą knygą, kad jinai vis dar yra reikalinga. Ačiū.